Labadiena, dar viena laida iš atvirų metalų dirbtuvių. Kaip matot, trečiadienis, išeiginė diena, tačiau orelis tikrai ne kažką. Aš nežinau, ar jūs mane gerai girdit, tikiuosi mikrofonas dirba, tačiau aplinkui mūsų skardiniam angare viskas braška kaip skardiniai konservų dėžutė. Taigi šiandien bus šnekėjimo mažiau, daugiau vaizdo pasistengsim. Gerai, važiuojam, kągi mes šiandien turim. Su mūsų draugais Stokeris, mes senokai jau draugaujam ir pas juos yra labai įdomus produktas, tai yra mask cleaneris. Mes jau jį kurį laiką naudojam ir norim parodyti, pakalbėti apie jį, kad jūs pasižiūrėtumėt, kas tai per daiktas. Turime mūsų mylimus Eurospeedo skydelius irgi iš Stokerio. Mes juos naudojame per mūsų mokymus. Pas mus mokymų yra daug. Žmonių srautas eina didelis. Ir nori, nenori, šitie skydeliai dėvisi. Ir aišku, kiekvienas žmogus atėjęs, jisai nori vis tiek pasiimti tą daiktą, kad jisai būtų malonus, gerai per jį matytųsi, jisai gerai atrodytų, gerai kvepėtų, na, būtų malonus su juo dirbti. Tai kągi, mes ir paimsim šitą jau tokį truputuką apdulkėjusi ir padėvėtą skydelį ir pabandykim jį atnaujinti. Tikriausiai daugelis žinot, kad svarbiausia skydelėje tai yra matymas. Vadinasi, pirmoje eilėje mes pasikeisime priekinį stikliuką, kuris yra jau aptaškytas ir apdulkėjęs, o taip pat vidiniai daly esantis stikliukas apsauginis irgi yra keičiamas. O sekančių žingsnių mes išsivalysim visą skydelį, kiek iš išorės, tiek iš vidaus, prasitepsim visus šarnyrus, kad jie ilgai mums ir gerai tarnautų. Pirmoje vietoje išsitraukiam mūsų jau padėvėtą, apdulkėjusi stikliuką. Po juo esantis elementas per mikroplyšius yra apdulkėjęs, todėl mes irgi turim išsivalyti ir matymo zoną, o taip pat ir foto elementą. Imame naują apsauginį stikliuką, kuris buvo šito skydelio komplekte, buvo 2 komplektai atsarginių stikliukų, tai mums net nereikia nieko pirkti. Taip, ir pirmų reikalų nusiemam apsauginės plėveles. Turime gražų, naują, skaidrų stikliuką ir viskas. Priekinis stikliukas yra pakeistas, dabar keičiam apsauginį stikliuką iš vidinės pusės. Irgi, jisai yra ne taip stipriai, jisai yra tik tai apdulkėjęs. Po jo esantis stikliukas irgi per mikroplyšius yra apdulkėjęs, todėl mes jį sušluostę nuvalome. Ir įdedame naują komplektinį apsauginį stikliuką. Magnetinis laukas stipriai laiko, jaučiasi kaip jisai limpa. Taip, paaiškinsiu paskui daugiau apie tai. Ir irgi gražiai įdedame naują. Viskas, stikliukas yra įdėtas. Puiku. Iš karto matosi, kad viskas pagražėjo. Gerai, pirmas žingsnis padarytas. Pakeitėm mūsų apsauginius stikliukus. Daugelis sakytų, tai to pilnai ir užtenka. Kągi, taip, galbūt ir užtektų, bet turint specialų apsauginį purškalą, pasinaudokim ir jo. Ir pamatysit, koks yra geras rezultatas. Tas purškalas atliks tikrai ne vien tik tai estetinę funkciją. Antras, jisai atliks tepimo funkcija, tai yra suteps visus jūsų šarnyrus ir mazgus. Ir dar viena svarbi funkcija, tai yra antistatinis dalykas. Dulkės limpa ne tik tai darbo metu tiesiogiai nuo jūsų darbo įrankių, bet gali būti, kad ir padėtas kažkur dirbtuvėse skydelis, jisai vis tiek sukuria tam tikrą magnetinį lauką ir visos dulkės norom nenorom limpa prie stikliuko, prie paviršiaus. Todėl išpurškę jį su mask cleaneriu, jūs išvengsite ir šitos bėdos.
Ir dabar kitą pusę. Kągi, darbas baigtas. Pirmoje eilėje pasikeitėm stikliuką, paskui mes visą jį nupurškiam su mask cleaneriu, viską nuvalėm, prapurškiam ypatingai visus šarnyrus, kad jie gerai mums nestriktų ir gerai viskas funkcionuotų ir suktųsi. Skidelis atnaujintas. Džiugu, kas dar krito labai į akis, tai yra kvapas. Užpurškus, viskas pasklydo braškiam ir nereikia to baimintis. Viskas yra sertifikuota, viskas tinka kvėpavimo takam. Čia nėra tas atvejis, kad išsivaliau su kokiu nors, nežinau, white spiritu ir paskui dar tais garais pusę dienos sėkmingai kvėpuoju. Ne, to nėra. Išsivalėt, viskas išgaravo, nekenkia sveikatą. Kągi, mylėkit savo daiktus, saugokit juos, prižiūrėkit. Nežinau, bent kartą į savaitę, jeigu kas labai retai dirba, galbūt kartą į mėnesį, bet tikrai verta pasinaudot ir skydelių naudositės tikrai ne vienerius metus, o galbūt ir visą dešimtmetį. Galbūt paliksit savo vaikam ir anūkam. Ką sudomino, važiuokit į stokerį, tikrai nusipirksit ir mask cleanerį, nusipirksite skydelį, nusipirksit visą suvirinimo įrangą, kas jūs domina. Pasikalbėsit su specialistais, pakonsultuos, paskui galite atvažiuoti pas mus, paaiškinsime, kaip pradėti pirmuosius žingsnius suvirinime, kaip paruošti metalus ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Kągi, gero jums darbo, gero virinimo, gerų išeiginių, geros šventinės dienos, iki susimatymo kitą kartą, viso.